Sveiki, aš esu Vytautas, dirbu Durų sraigtyje ir šiandien parodysiu, kaip naudotis mūsų polių sukimo įrangą. Mums reikės polių sukimo įrankio, atraminės kojos, mums reikės perforatoriaus, kad galėtume pasitikrinti gruntą. Ir žinoma, mums reikės U tipo polio ir Hex tipo polio. Kiekvieną kartą prieš montuojant polius rekomenduojam su perforatoriu kuo ilgesniu grąžtu pasitikrinti, ar po apačia nėra akmens, plytos, šaknies ar kitų kliūčių, dėl ko negalima būtų įsukti poliaus. Tai dabar papasakosiu, kaip surenkama bendra polių sukimo įranga. Tai gal pradžiai reikėtų susirinkti šitą šešiakampį. Įsistato vienas šešiakampis su kitu ir tarpusavį prisisuka 13 varžteliu, tam, kad keliant neišsimautų atspara skirta polių sukimui. Labai svarbu tinkamai prikalti atraminę koją ir kaištį sukalti iki pat žemės, nes kitu atveju sukant polį gali išsitraukti jis. Tai mes parduodam dviejų tipų polius, tai yra U tipo polius ir Hex tipo polius. U tipo poliui yra naudojama tokio tipo galva, o Hex tipo poliui, kurio galvos diametras yra 12 mm, yra naudojamas tokios galvos. Pradedant sukti polį, rekomenduojama kiekvieną kartą rankom truputį pradėti suktis, kad jisai šiek tiek laikytųsi ir po to ant jo užsidėti jau specialią sukimo galvą, kad jau galima būtų darbą tęsti su specialiu įrankiu. Ir paskutinis, ką reikėtų daryti, tai reikėtų uždėti polių sukimo įrangą, pataikyti ją į galvą ir pradėti polių sukimą. Taip, dabar parodysim, kaip yra sukamas U tipo polius, tai yra naudojama kito tipo galva, kuri užsideda ant poliaus ir polio apkabina, kad galėtų jį sukti. Ir ant viršaus dedasi polių sukimo įrankis. Tai lygiai taip pat kaip ant Hex tipo. Pataikom kvadratą ir sukam. Taip, dar rekomenduotume, kad sukant polį naudoti du magnetinius gulščiukus arba būna specialus trikampio formos poliui skirtas gulščiukas. Tam, kad dalį susukus polio galima būtų pasistatyti jį tiesiau, nes ne visada iš pirmo karto pasitaiko tiesiai, tai tiesiog pasistabilizuoti, kad galima būtų tiesiau sukti polį. Taip, Durų sraigtyje galima įsigyti polių Hex tipo nuo 80 cm iki 2 m ilgio ir U tipo polių nuo 68 cm iki 1,20 m. Taip pat, jeigu pritrūks aukščio, parduodam prailginimus, kurie yra nuo 50 cm ilgio iki 1 m ilgio ir taip pat nuomojam polių sukimo įrangą.